Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip žinomas Danausiu vardu. Ir šį kartą sugrįžtu su naujausiais pasiūlymais net iš 4 Lietuvos elektroninių parduotuvių, kur apžvelgsiu ne tik įdomius pasiūlymus, bet ir akcijas tose parduotuvėse. Iš viso bus 13 žaidimų. Pirmasis iš jų tai Blitzkrieg Combine Edition žaidimo variantas kartu su Nippon Expansionu iš Game Roomo, kuris dabar kainuoja 18 eurų vietoj 38. Tai greitas Seal of Excellence Dice Tower'e įvertintas žaidimas, kuriame jūs vienas prieš vieną kovosite dėl pergalės antrame pasaulinėme kare. Toliau sekanti rekomendacija iš Game Roomo yra Escape The Curse of the Temple žaidimas, kuris dabar kainuoja 30 eurų. Tai vienas iš mano mėgstamiausių push your luck žaidimų su kauliukais, kuriame jūs stengiatės pabėgti iš šventyklos kauliukų pagalba, išeidami iš vieno kambario į kitą ir tokiu būdu stengdamiesi pabėgti per 10 minučių, jeigu aš gerai pamenu. Tai smagus kooperacinis žaidimas, kurį galima žaisti ir vienam. Dabar liko tik viena kopija, tai tikrai rekomenduoju paskubėti ir įsigyti šį žaidimą. Toliau sekanti rekomendacija būtų Potion Explosion Second Edition versija, kuri dabar kainuoja tik 39 eurus. Tai smagus žaidimas nuo 2 iki 4 žaidėjų, kuriame gražių tarsi stiklinių rutuliukų pagalba virsite įvairiausius eliksyrus, aktyvuosite jų efektus ir stengsitės surinkti kiek įmanoma daugiau taškų žaidime. Tai smagus žaidimas visiems player countam, tikrai rekomenduoju, pats ir turiu, tinkantis ir vaikams, ir visai šeimai. Sekanti rekomendacija iš Game Roomo būtų Detective Season 1 žaidimas. Liko irgi tik viena kopija, dabar kainuoja tik 15 eurų. Tai Detective serijos žaidimas iš Portal Gamesų ir kaip už tokią kainą tikrai geras dylas. Puikiai sueis visų detektyvinių žaidimų, escape tipo žaidimų mėgėjams, tai tikrai rekomenduoju. Ir paskutinė rekomendacija iš Game Roomo, tai vienas iš geriausių pastarųjų metų žaidimų Heat Pedal to the Metal, kuris dabar kainuoja tik 50 eurų. Matau, kad turi tikrai ne vieną vienetą prekyboje, tai lenktynių žaidimas visai šeimai ir ne tik, kur gali žaisti net iki 6 žaidėjų, trunka iki valandos vidutiniškai ir kuriame lenktyniausite kortelių pagalba, keisdami bėgius, žaisdami korteles ir stengdamiesi kiek įmanoma tiksliau įveikti visus posūkius trasoje. Super hitas, tikrai už labai patrauklią kainą. Toliau eikime prie Meeplas.lt pasiūlymų, kurių yra šį kartą 2. Tai vienas iš jų yra Now or Never žaidimas, kuris dabar kainuoja tik 50 eurų. Tai trečiasis žaidimas iš Assume pasakojimų serijos, puikiai žinomo dizainerio Ryan Lockhart, kuriame jūs kartu išgyvensite įvairiausius nuotykius šiame pasaulyje. Liko tik vienas vienetas, gerai įdomi traukianti istorija, tai tikrai rekomenduoju. Žaisti nuo 1 iki 4 žaidėjų. O antroji rekomendacija būtų tikrai irgi labai geras pasiūlymas, tai vienas iš naujausių PD Verlag žaidimų Seven Empires, tai toks strateginis žaidimas 18 amžiaus Europoje, kur karaliauja 7 imperijos ir gali žaisti tarp 2 ir 6 žaidėjų. Šį ekonominį karinį žaidimą kūrė Meg Gertz, kuris kūrė Concordia, Navigador Imperial 2030, pagal kurį ir sukurtas šitas žaidimas. Tai tikrai intriguojantis ne tik savo istoriją žaidimas su įdomiomis mechanikomis, paprastais komponentais, bet tikrai gilus ir verčiantis pagalvoti, kaip derant įvairiausią įtaką žaidime surinkti kiek įmanoma daugiau taškų ir trunka žaidimas, sakyčiau, apie 2-3 valandas. Tai tokios rekomendacijos iš Meepo. Toliau keliaukime prie staložaidimai.eu, kuriame yra irgi 2 pasiūlymai. Tai pirmasis iš jų yra Wingspan Asia žaidimas, kuris dabar kainuoja tik 33 eurus. Tai yra 1-2 žaidėjų variantas Wingspan žaidimo su labai geru two-player variantu ir taip pat ši dėžė yra kaip ir expansionas pagrindinė Wingspan žaidimai, kur gali išplėsti net iki 7 žaidėjų patį pagrindinį žaidimą. Paukščiai
irgi yra labai įdomios, nemažai jų turi push your luck mechaniką, kiekvienas žaidimas gali nusisekti visiškai kitaip negu planavote iš anksto, gražus, kompaktiškas, tai man asmeniškai pats geriausias Inspeno variantas, o antrasis pasiūlymas tai pirmasis atnaujinto Descento Big Boxo žaidimas Legend of the Dark, kuris dabar kainuoja tik 89 eurus. Tai puikus nuotykis vienoje dėžėje, kuris įtrauks jūsų grupę į tikrą kooperacinį experience. Tai tikrai rekomenduoju, kas nebandė įsigyti, nusipirkti. Vertas dėmesio išbandymas visiems fantasy dungeon crawler mėgėjams. Ir ketvirtoji parduotuvė tai manohobis.com, iš kurios yra 4 pasiūlymai. Tai pirmasis iš jų yra Wayfarers of South Tigris žaidimas iš puikiai žinomos Garfield Games serijos žaidimų, kuris dabar kainuoja tik 34,99. Žaidimas skirtas iki 4 žaidėjų, labai gražus, puikus komponentai, įdomios mechanikos, tikrai rekomenduoju. Šiek tiek aišku gaila, kad šitą seriją su savo South Tigris puse negauna tiek dėmesio pirmosios 2, bet tikrai žaidimas vertas dėmesio ir vertas išbandymo. Ir tokia kaina tikrai gera. Toliau sekanti rekomendacija būtų Gutenberg žaidimas, kuris dabar kainuoja tik 19,99. Tai vienas iš naujausių Portal Gamesų žaidimų, kuriuos jie platino anglų kalba, kurį sukūrė Grana Games. Tai čia žaidimas nuo 1-4 žaidėjų, kuris nukelia jūs į laikus, kai pauzinate pirmąją knygą. Tikrai įdomios mechanikos, neblogi komponentai, geri vertinimai ir tikrai superinė kaina. Toliau, trečioji rekomendacija būtų vienas iš sudėtingiausių Roll and Ride stalo žaidimų Roman Roll iš PSC Games, kurį kūrė David Turch ir Nick Shaw. Tai nuo 1-4 žaidėjų tikrai konkurencingas, nelengvas žaidimas, turintis tikrai nemažai komponentų ir įsigilinus į galą, tai tikrai vienas iš geriausių Roll and Ride tipo žaidimų. Tai kas mėgsta tokius rimtus challenge'us ir mėgsta žaisti žaidimus solo, tai vienas iš geriausių variantų už tokią kainą. Ir paskutinė rekomendacija iš manohobis.com yra Hamlet The Village Building Game, kuris dabar kainuoja tik 29,99. Liko tik viena kopija, tai tikrai rekomenduoju šitą building žaidimą, kuris gražus žaidimas, tinkantis visai šeimai, turintis nemažai vietų, kur reikia pagalvoti, bet kaip iš tokių ekonominių, paprastesnių žaidimų, vienas iš geriausių variantų, turintis jau ir ne vieną expansioną. Tai tokios mano rekomendacijos iš 4 elektroninių parduotuvių Lietuvoje. Visada žiūrėkite, ar šitie žaidimai dar vis turi tokią akciją, nes gali būti, kad greitai jų nebeliks. Kai kurių yra tik vienas vienetas, o gal 2 ar 3, sunku pasakyti, nes niekas nerašo, kai turi daugiau vienetų, tai sunku spręsti. Tai vat ir daugiau apžvelgsiu naujausias akcijas ir įdomius pasiūlymus antrame ketvirtyje. Ačiū jūsų dėmesį ir iki kito karto. Iki.